Nu va, sveiki, kurie atvykote į šitą seminarą. Jau Karolina yra pasakęs, kad atėjo įsikvėpti ir truputėlį padžiazuoti. Tai aš tikiuosi, kad per šitą seminarą jūs tiesiog sužinosite tą alternatyvą, su kuria aš pati asmeniškai dirbu. Ir kai aš dirbu, iš tikrųjų tai yra man teikia labai labai daug laimės, nes moku tam tikrus dalykus rašyti, rašau iš įkvėpimo ir nereikia man tada tų, kaip sakant, taikytis prie tam tikrų socialinių tinklų algoritmų. Tai aš noriu jūsų paklausti, ar yra tokių kaip aš, kas iš jūsų pavargo nuo socialinių tinklų. Tai arba rankytę, arba pakelkit. Visi tiesiog dievina, matau socialinius tinklus. Matau rankytės, taip. Ir kas iš jūsų jaučiate, kad norint pasiekti juose rezultatų, reikia nuolat dirbti jiems, o ne savo verslui? Kas iš jūsų irgi tai jaučiat? Ingrida labiausiai. Ir Aurelija, taip. Tai kad taip nereikėtų daryti, yra geriausia sėkmės kombinacija. Tai yra asmens prekės ženklas plus verslo modelis. Tai jeigu asmens prekės ženklą įsivaizduotumėm žmogų, o verslo modelį dviratį, tai jų kombinacija yra pati geriausia link tos išsvajotos sėkmės, kur galima sujungti ne tik socialinius tinklus, bet ir visai kitas strategijas. Tai bet dažnai solo verslas, ypatingai solo verslas, pasiekia tik tam tikrą kiekį žinių ir žino tik tai tokius populiariausius dalykus, kaip būti socialiniuose tinkluose ir daugiau nieko kito. Tai kai mes pradedame savo veiklai, tad ypatingai pradedantys, tai taip mes atrodom savo tiksliniams klientams, nes iki 2 metų mes dažniausiai matuojamės ir eksperimentuojam. Tai gal šitas veikia, tai gal šitas, tai gal einu ten pasimokysiu, pabandysiu šitą taktiką ir panašiai. Ir 2 metus mes dažnai apsirengiam vieną rūbelį, kitą rūbelį ir toks veltinis gaunasi. Ir taip dažniausiai solo verslas jaučiasi, nors atrodo, kad viską padarė absoliučiai teisingai, nes yra įprasta, nori pradėti, reikia logotipo, reikia susikurti FB profilį. Kai kam netgi pradžia prasideda nuo internetinės svetainės, o kai kam iš karto mąstymas apie tai, kad aš stipriai pradėsiu ir čia pasisamdysiu marketingą ir čia mane išpromins ir jau čia aš turėsiu sėkmę. Deja, rezultatas gaunasi, taip lengvai tariant, kažkoks netoks, ne? Tai krūva daiktų, kurie neveikia kaip sistema. Krūva taktikų ir veiksmų, kurie nėra kaip tas prieš tai rodytas dviratis. Tai kaip dažniausiai atrodo solo verslų taktikos ir strategijos. Tai visų pirmiausia, jie taip padrikai veikia, tai veiksiu socialiniuose tinkluose komunikacijai, ne? Tada kai kas truputėlį gal pažengęs arba mylintis skambinti arba kurti tam tikrus ryšius, skambučius šaltus, tai gal dar ir kažkam paskambinsiu ir dar kai kurie tiesiog pasiema lengvą būdą, užsisako reklamą, aišku, po to nusivilia, nežino, kodėl taip įvyko ir truputėlį dar biški gudresni turi ryšius ir santykius. Viena iš strategijų, kas tikrai veikia, nes aš irgi paėmiau būtent rėmą dviračio kaip metaforą, nes tai yra sustiprina tuos kelis ratus. Bet taip atrodo pardavimų sistema, kai yra visos detalės padrikos. Ir tradiciškai po 2 metų turite tokią situaciją. Kuo man rengtis ir ant kokio dviračio važiuoti? Tokia moteriška situacija, ne? Prieš tai ir tą matuojamas, ir paskui vis tiek savo spintoj, metaforiškai kalbant, klausiam, o tai kuogi mums čia rengtis? Ir tradiciškai pagalbos yra šauksmas.
Tai dar nesibaigus seminarui, aiškiai suprasite, kaip veikia asmeninio marketingo sistema, alternatyva socialiniams tinklams. Tai šiandien mano toks yra tikslas pasidalinti tai, kas man veikia, pasipasakoti, kas galbūt man sakė, kad veiks, bet neveikia ir kodėl neveikia. Ir tiesiog šiandien toks jaukus bus pasidalinimas savo vadinamo know-how ir jau tam tikras žinias, kurias aš pritaikau ir kurių arba veikia, arba neveikia. Tai seminaro metu atskleisiu 3 paslaptis. Tai viena iš jų, kodėl mažam verslui nebeužtenka būti tik socialiniuose tinkluose. Antroji, kokius veiklos principus naudoja sėkmingiausi pasaulio ekspertai. Ir trečias, kokia yra veiklos sugreitėjimo formulė, kuri veikia. Tai seminaras truks 1 valandą. Čia man irgi yra iššūkis, nes dažniausiai aš labai mėgstu viskuo ten pasidalinti ir panašiai. Tai keliu savo iššūkį tikrai tilpti į 1 valandą. Ir po to, po 1 valandos, kai pasidalinsiu turinį, bus sprendimo pristatymas. Tai labai kviesiu pabūti iki pat galo. Tai aš skirsiu jums visą dėmesį, tai skirkite šitą dėmesį ir man, aš labai būsiu dėkinga, jūs įsijungsite kameras, išsijungsite telefonus, nes tikrai ta 1 valanda greitai prabėgs, tikrai galime būti akių kontakte ir pasibendravime ir kol aš pasakosiu, jūs galite ir klausti, atsakysiu čia ir dabar. Tai sveiki, esu Vilma Šeškevičienė, asmeninio brendo strategija ir didžiausios Lietuvoje konferencijos apie savirealizaciją ir asmeninį brandą organizatorė ir idėjos autorė. Kodėl sakau, kad yra didžiausia? Nes tai yra 4 dienų ir labai dažnai man sakė, kad Vilma, taigi reikia pradėti nuo kažko mažens, kažkokio mažiuko dalyko. Bet man kažkaip tai niekad neišeina, esu labai tokia kūrėja, ambicinga ir aš sakiau, ne, bus 4 dienos ir jau 2 metus iš tikrųjų surenku visas sales po 400 moterų. Kiekvieną dieną būna 120-130 ir iš viso maždaug apie 400 moterų, jau 2 metai, naudodama būtent šitą būdą, kurį aš jums šiandien ir papasakosiu ir pasidalinsiu. Taip, tai šitas būdas mes truputėlį kombinuojame su reklama ir, kaip sakyčiau, truputėlį, tai ne truputėlį su komunikacija. Bet pagrindinius konversijos dalykus atlieka būtent šita sistema, kurią šiandien ir pasakosiu. Tai kodėl aš galiu kalbėti šitą temą, nes turiu tam iš tikrųjų labai daug praktikos ir kompetencijos ir esu buvusi ir dizainerė, ir 3D dizainerė, ir marketingo komunikacijos dizainerė vagoje, netgi, man atrodo, 7 metai. Mane mokė Britas Stefanas Hurachanas, iš kurio aš ir perėmiau visą prekės ženklo kūrimo strategijas. Ir joje būtent šiandien noriu užakcentuoti ir sužinojau apie tai, kad net ir brandas yra kūriamas pagal vadinamas toksai vertės laiptus. Vertės laiptai, tai šiandien bus mūsų antroji paslaptyje, dar kitaip vadinami pardavimų piltuvai. Bet brando strategija tai yra vadinasi vertės laiptai. Tai būtent aš jau iš ten išgirdau šitus dalykus. Ir dar giliau, labai giliai nėriau pas Algirdą Karalių, pasimokiausi kaip jis man mentoriavo, jis mane mokė 0,5 metų ir jinai perdavė Russelo Brunsono, tai yra ClickFunnelio milijardierių, kuris ir būtent uždirba tuos pinigus, padaręs platformą ClickFunnelio. Tai yra pardaviminių puslapių platforma, kur ekspertai perėmė šitą visą metodiką, tiesiog daro automatizuotą verslą. Tai brando strategas, apie ką tai jis yra, kaip aš mėgstu sakyti, tai yra tiltas tarp marketingo ir dizainerio, nes jisai supranta ir tą smegenų pusrutulio dalį, kur yra logiškai, kaip reikia ką konvertuoti, ir dizainerio pusę, kad kaip dizainerio tas pagrindinis būna poreikis, tai kad būtų ir gražu.
Tai tas brendo strategas yra tas gepo, vadinamo angliškai, kaip čia, gap, nu, dabar nebeišversiu lietuviškai, bet jis yra tiltas, ne, kai sujungia, nes dažniausiai į rinkoje ir pykstasi marketingas su dizaineriu, vienas su kitu nesusikalba. Ir specializuojuosi dirbdama su archetipais, ir archetipai sujungia vartotoją sąmonę ir pasąmonę. Archetipai taip pat yra naudojami ir marketinge, kuriant prekės ženklus, pažįstant save ir taip kaip yra žmogus pažinimo sistema. Taigi, pradėsime, pasižiūriu laiką, kad mes čia spėtumėm, pradėsime nuo pirmosios paslapties, su kuria noriu su jumis pasidalinti. Tai kodėl mažam verslui nebeužtenka būti tik socialiniuose tinkluose. Ir čia jums noriu, kaip sakė, pasimsiu savo darbinį pieštuką ir ir truputėlį, sakant, aš esu buvusi dailininkė, kai prisistačiau, tai turėjot gal perskaityti, kad esu ir kakės makės iliustratorė, tai smagiausia man aiškinti piešiant. Tai labai geras įgūdis. Tai kodėl neužtenka būti socialiniuose tinkluose? Taip, pasimsim pieštuką. Jeigu žiūrėsime viso pasaulio populiaciją ir kaip žmogus elgiasi, tai ką mes rasime? Maždaug 80%, bėga mano tas pieštukas, 80% mes rasime žmonės, kurie dirba samdomą darbą. 17% pasaulio populiacijos dirba, daro kažkokį tai verslą, bet iki pat galo nepasiekia savo, kaip sakant, meistrystės. Ir tik tai 3%, pavadinkim, pasaulio ekspertų yra ir tik 3% pasiekia tą meistrystę ir 3% automatizuoja savo žinias. Žinot, kai šitą statistiką sužinojau, jinai dar yra klaikesnė, kai būtent šita 80 iš 17 laiko, čia 3. Gerai, čia išbrauksiu, čia man piešėjo, tai ne kokia aš, ne? 3% visų pinigų. Viso pasaulio pinigus uždirba būtent šita kategorija žmonių. Ir tik 3% viso pasaulio uždirba 97% visų pasaulio pinigų. Ir tarp tų 3% yra ekspertai, labai žinomi pasaulyje, kurie naudoja būtent šitą modelį, apie kurį šiandien ir noriu papasakoti. Gal jūs žinote tokius kaip Tony Robinsonas. Mano netgi tas Stefanas Hurahanas, kaip jisai mane pagavo, kad aš pas jį padaryčiau aukšto čekio pirkimą, ne? Tai jis irgi lygiai taip pat naudoja būtent šitą modelį ir aš pas jį padariau pirkimą. Ir visi jie, pavyzdžiui, Russellas Bransonas tai padaro, Gradiozė, ne? Kokius dar žinote žinomiausius, visi, kurie yra žinomi pasaulyje, naudoja šitą modelį. Dabar kyla klausimas, kodėl šitas modelis labiau yra priimtinas ir dėl ko jį renkasi. Tai jeigu mes dabar duosiu tokią alegoriją, jeigu jūs esate, pavadinsiu, verslo profilis Facebook'e, ne? Kai jūs parašote kažkokį tai postą, kažkokį tai turinį, tai jūs pasiekite 1,2% auditorijos. Verslo profilis
pasiekia tik tokią auditoriją. Kila klausimas, kodėl? Taigi čia yra normalus, čia yra verslas. Facebookas yra nesuinteresuotas, kad jūs pasiektumėte didelę auditoriją, dėl to jie limituoja būtent verslo profilius ir jūs tik tokią gaunate pasiekiamumą. Tai įsivaizduokite, jeigu jūs gaunate, pasakysiu tokią metaforą, jeigu jūs norite pakviesti į savo gimtadienį žmogų, bet jūs jį kviečiate per postą ir jeigu jūs turite 10, pavadinkim, sekėjų, taip sumažinam, 10 sekėjų, tai kai jūs parašote postą, jūsų kvietimą į gimtadienį pamato vos, tai pavadinkim tada vos ne vienas žmogus ir nereiškia, kad tas vienas žmogus ateis pas jūs į gimtadienį ir jūsų gimtadienis būna visiškai be žmonių. Tai 1% nereiškia, kad jis dar ir konvertuojasi. Dabar pasižiūrėkim, kaip dirba asmens prekės ženklas. Ne? Asmens prekės ženklas yra, jis gali maždaug, tokia yra statistika, konvertuotis apie 10%, nevartosiu iš žodžio konvertuotis, 10% algoritmas gali parodyti jūsų turinį. Tai yra maždaug. Bet, kai jūs esate savo asmeninėme profilyje, jūs negalite reklamuotis. Reklama yra tik tai verslo profilyje leidžiama, bet ne asmeninėme profilyje. Dabar įsivaizduokime, šitiek žmonių yra influenceriai, ten influencina, šoka ir panašiai. Ne? Tai pasižiūrėkim, kaip influenceriai dirba socialiniuose tinkluose. Bet jie jau tikrai dirba. Jie atidirba krauju ir visai kaip. Reikia viduje turėti tą norą tą daryti. Pavyzdžiui, aš jo neturiu, dėl to aš ieškau absoliučiai kitų būdų. Aš ir dabar, pavyzdžiui, neturiu, nei aš ten tų daug sekėjų turiu, nei aš ten orientuojuosi į tuos sekėjus ir vis tiek konvertuoju, tai visai džiazuoju, bet kitaip. Tai dabar grįžtu prie influencerių. Tai influenceris, pavyzdžiui, jeigu jis turi 10, pavadinkim taip, 10 tūkstančių sekėjų, ne, čia tokia maždaug statistika, tai jisai gali maksimum ką konvertuoti, tai yra apie 10% savo auditorijos į pirkimą ir į klientą. Ir turiu vieną tokį pavyzdį, mes kaip tik su Laurina buvom akceleravimo programoje ir turėjom labai nuostabų žmogų iš Visagino, Olegas, jis yra rankų darbo kilimų menininkas. Ir jisai savo Instagrame, man širdis plūdo krauju, turi 160 000 sekėjų, iš kurių turi tik 5 žmonės kažką iš jo yra pirkę. Tai netgi tas 10%, kad pasiekti iš sekėjų 10%, reikia prieš tai vis tiek daryti tam tikrus žingsnius algoritminius, ne? Tam tikrus šildymą, paskui juos atitinkamai konvertuoti, reikia daryti tam tikrus pardaviminius storius, ne? Tasme, realiai tai vis tiek komunikacijoje jūs darote tam tikrus veiksmus, kad įvyktų gale vadinamas tas, vėliava, čia tas laimėjimas. Tai aš, pavyzdžiui, man tai tas netinka, nes susirinkti 10 tūkstančių sekėjų, jūs įsivaizduokite, kiek jūs turite taip minimaliai, dabar aš tokią minimalią statistiką pasakysiu, ne? Kiekvieną dieną storių serija turi būti, storių serija, čia kiekvieną dieną, ne?
ir jie turi būti strateginiai. Ir bent 2-3 postai, ne, į savaitę. Taip grubiai, bet taip panašiai, ne? Kad mes turėtumėm, kad mes tą, kaip sakant, engagement, ne, tasai įtraukti padarytume. Tai yra toks darbas. Man atrodo, kad toks yra darbas, visiškai ne pagal mano sugebėjimus ir norus, ne? Tasme, aš tai turėčiau čia dūsauti kiekvieną kartą prie šitos būtent strategijos. Tai čia yra, jeigu influenceris esi, ne? Gerai, galite sakyti, taigi yra reklama, ne? Yra reklama. Pasižiūrėkim su reklama, kaip ten kas vyksta. Ne? Kai buvau mokiusi THB, ruošę startuolius, stotis prieš investuotojus ir supičinti tam tikrą pinigų sumą, kad tavo idėja patikėtų, ir mus ruošia maždaug 3 mėnesius, mes ten tikrai labai sunkiai dirbom, kad išstotumėm ir pasakytumėm per 5 minutes visą esmę, visą idėją, ko mes norim, kiek pinigų uždirbsim ir panašiai, kaip ten tas mūsų verslas vystysis. Ir būtent tam THB buvo labai, aš tik dabar žinokit, dar šiandien bandžiau atsekti, bet lektorius, kuris, neatsimenu jo pavadinimo, bet jis toks, kuris ruošia startuolius, jis yra marketingistas, ir jis man pasakė tokią vieną vadinamą reklamos biudžeto formulę. Reklamos biudžeto, mano tas pieštukas, tai nesukalibruotas, tai nepykit. Biudžeto formulė, ne? Ir biudžeto formulė maždaug atrodo taip. Paslaugos kaina kart 4 lygu mėnesinis, atkreipiu dėmesį, mėnesinis reklamos biudžetas. Reklamos biudžetas. Dabar kiekviena arba apie kiekvienas įsidėkite į savo maždaug paslaugų. Jūs norite reklamuoti kažkokią tai paslaugą. Gal galite pasakyti, maždaug kaina, kokios yra jūsų paslaugos kaina? Vienkartinės ar testinės? Pavyzdžiui, tu norėtum padaryti reklamos kampaniją, ne? Ir ką tu tai konversijai, kad ką tu reklamuotum? Pavyzdžiui, kursai 500 eurų. Ar vienkartinė konsultacija 100 eurų? Gerai, man labiau patinka 500 eurų, kad parodyčiau, ką noriu parodyti, gerai? Tai gerai, 500 eurų, dabar žiūrėkit. Kart 4 lygu 2000 eurų per mėnesį. Per mėnesį. Tokia yra jūsų reklamos biudžeto kaina, kad jums įvyktų konversija, kad jums iš vis apsimokėtų. Tokia yra formulė. Bet čia dar ne viskas. Prie tų 2000, įsivaizduokit, prie 2000 mes turime pridėti FB menedžerio darbą, kuris yra maždaug, taip apytiksliai, gal čia rinkoje galima vienaip ar kitaip rasti, bet per mėnesį apytiksliai yra 600 eurų. Ne? Ir lygu 2600 eurų yra jūsų reklamos biudžetas, kad jums atsipirktų ir kad jūs iš tikrųjų parduotumėte 500 eurų. Dėl to mažiems verslams tai yra labai sunki kaina. Tokia slegianti kaina ir jie dažnai visada ieško kitų būdų. Tai nežinau kaip jums, pareflektuokite, ar šitos kainos tinka, bet tai yra kainos standartinės, kad jums apsimokėtų.
Dabar yra kita reklamos, pasidarysim kitą, yra kita reklamos strategija, vadinasi žinomumo strategija. Tai jeigu va čia yra taškas ir mes turime žmogiuką, mūsų klientas, ne? O čia mes turime eurų, ne? Čia kažkoks X kaina yra, čia mūsų kažkokia tai yra paslauga. Ir mes reklamą, kaip sakant, duodame kažkokį tai laiką, bent jau kartais kiekvienas, kaip čia reklamos leidėjas, nežinau, kiek jūs turite patirties su reklamos leidėjais, bet jie visada tą patį šneka. Mums reikia laiko testuotis. Per vieną mėnesį čia niekas nesibus, nes mes pirmiausia turim įleisti į rinką ne vieną žinutę, dažniausiai įleidžia į rinką kelias žinutės, ne? Tada jie testuoja, gauna kažkokį tai rezultatą ir gal trečią mėnesį kažkas jau ten įvyksta. Tai maždaug 3 mėnesius, ne? 3 jo, apytiksliai 3 mėnesiai jie gali testuotis. Ir tai yra žinomumo, čia galima nurašyti tą žinomumo strategiją gerai, tai, kaip sakant, nėra žinomumo, nėra pasitikėjimo, ne? Tai štai čia tokia va gaunasi duobė ir nuo kliento iki pinigų yra tokia viena koncepcija. Aš tavęs nepažįstu. Pirksiu tada, kai tave pažinsiu. Ar jums kada yra pirkę, jeigu tai yra mažos vertės kažkokia produktas ar paslauga, tai jūs lengviau priimam sprendimą, nes, jeigu bus ir lieva, tai nieko tokio. Ne? Tai mes lengviau yra linkę priimti sprendimą pirkti. Bet jeigu tai yra didesnio čekio mūsų paslauga, tai mes, kol nepažįstam žmogaus, kol mes juo nepasitikim, ne? Mes tol tas laikas prailgėja reklamos, kol mes jį įtikinam, kol ten pamakaluojamės ir panašiai, bet dar vis tos konversijos, kaip sakant, nėra. Bet pavyzdžiui, kai mes darėm pirmais metais, kai sustartavom su savo brandvumu, mes irgi buvom absoliučiai nežinomi ir mūsų paslauga buvo pakankamai aukšta kaina ir pagal šitą formulę mes negalėjom savo leisti tokių pinigų dėti į marketingą, nes tiesiog mes dar neturėjom nei rėmimo tokio ir tada reikėjo sukti galvą. Tai ką čia dabar daryti, kad vis tiek mums reikia tos konversijos. Tai ką mes darėme, mes labai nedidelę kainą užstatėme reklamą, grinai su mintim, kad tai yra mūsų žinomumai ir tai yra užnugaris. Užnugaris, su kuriuo mes tada jau kitą strategiją veikiam ir konvertuojam. Ir dabar kokiagi yra ta kita strategija, nes, pavyzdžiui, jeigu mes laikomės tos strategijos, kad truputėlį ir turime reklamos dėl žinomumo, dėl auditorijos pasiekiamumo, tai konversija yra daroma kita strategija. Ne? Tai kas dabar įvyksta su ta kita strategija ir čia vat jau yra antra paslaptis, kokius veiklos principus naudoja sėkmingiausi pasaulio ekspertai. Ir kokiagi ta yra strategija? Tai jeigu vėl mes grįšime prie mūsų žmogeliuko, mūsų čia klientukas, o čia vat mūsų paslauga, euras, tai mums norint iki čia ateiti, kad jis nusipirktų, mes sukuriam brendę, tai vadiname vertės laiptai, čia vadinami pardavimų piltuvai. Ir pavyzdžiui, iki tos didesnės, čia vat didesnio čekio mūsų paslaugos ar produkto,
mes jam galime parduoti, ne? Kažką už 10 eurų, kažką už ten 100 eurų, galbūt kažką už 200 eurų, ne? Kol mes prieiname, pavyzdžiui, kaip Ingrida sakė, iki, pavyzdžiui, čia 500 eurų, ne? Iki 500 eurų. Ne? Ir kodėl mes tada gaunam per pardavimų piltuvus, mes vis tiek esame laimėtojai, dėl to, kad mes, kaip rodžiau reklamai, 3 mėnesius neišvaistėm, testavim ir panašiai, mes jau generuojam pajamas iki tų 500, kol žmogus jau apsispręs, kad čia patikimas žmogus, mes iš jo pirksime ir aš galiu aš lengvai atiduodu jam pinigus, nes žinau, kad tie pinigai yra pati geriausia investicija. Tai kaip yra daromi tie pardavimų piltuvai? Principai, ne? Kaip principas koksai. Tai jeigu mes įsivaizduosime pardavimų piltuvus, tiksliau vieną pardavimų piltuvą, tokį klasikinį, jų gali būti čia gradacijų daugiau ir panašiai, bet jis yra, jeigu klasiškai žiūrit, kažkas tai turi būti free vadinasi, ne? Nemokamai. Ir pardavimo piltuvo visa mintis iš šalto kliento padaryti jį šiltesnį, ne? Čia žmogeliukas biški šiltesnis, o čia jau turėtų būti išsišiepėlis, ne? Visiškai absoliučiai karštas. Kaip prieš tai rodžiau, ne? Va šitas, per šitą mintį, tai čia tiesiog gal kitaip vertikaliai, ne? Mes padarom jį karštų. Tai mes privalom turėti tą kažkokį tai, žinot, anglų kalba tai vadinasi lead magnetas, lietuviškai dar gali vadintis gaudyklė, tai gali būti nemokamas seminaras, tai gali būti PDF kažkokia tai knyga ekspertinė, tai gali būti 20 minučių skambutis, kažkas yra nemokamai, kad mes sukurtumėm pasitikėjimą. Aš nežinau, kokia jūsų yra patirtis, bet mano patirtis yra tame, kad aš savo pinigus atiduodu, kai kartais su manim žmogus būna per YouTube kanalus seminarus arba per nemokamus seminarus, ne? Aš su juo būnu kartais pusę metų, kol padarau kažkokį tai sprendimą. Pusę metų iš jo imu kažką, kad padaryčiau sprendimą. Bet jeigu pirmą kartą aš pamatyčiau, ne, aš nežinau, kas tas žmogus, aš nežinau jo reputacijos, aš nieko nežinau ir tiesiog aš nepasitikiu. Aš nepasitikiu ir nedarau sprendimų. Tai maži dalykai, maža ta mūsų laiko investicija gali mums atnešti, pavadinkim čia tą didesnį sumos pardavimą. Tai kaip yra gaunamas tas, kaip į free tą versiją, kažkas jungiasi, matau, mes prisikviečiam žmonės, tai va čia ir gali dirbti kažkokia tai užsakoma reklama, gali papildomai socialiniai tinklai, o aš, pavyzdžiui, kai kažkokį noriu susikonvertuoti į free dalyką, dar kartais pernaudoju, tai jau esama duomenų bazė. Ne? Pavyzdžiui, jeigu jūs neturite dar duomenų bazės, tai šitas jums nebūtų, bet papildoma reklama per komunikaciją galite jau pasikviesti žmonės. Dar yra kita strategija, nežinau, kiek jūs esate girdėję, tai yra affiliate marketingas. Ar esate girdėję apie šitą dalyką? Pabendraujam biškai. Audriau, labas. Ar esi girdėjęs affiliate marketingas? Kas tai yra? Ar girdit mane? Aha, girdžiu. Jo, aš esu girdėjęs. Esat girdėjęs. Taip, be abejo. Taip.
Tai jeigu kas negirdėjote, tai affiliate marketingas, kai mes pasinaudojam kitų žmonių reputaciją ir kitų žmonių duombazę, kad jie savus tikslinius klientus, kurie yra jų duombazai, atsiųstų pas mus. Bet tai mums reikia labai tiksliai žinoti, kur yra mūsų tikslinė auditorija. Tai, pavyzdžiui, mes, kadangi neršiame moterų rinkoje ir esu bandžiusi pas mus affiliate marketingo partneris, tai buvo Jolanta Chlevickienė, nes jinai turėjo 30 000 savo duomenų bazai potencialių savo klientų. Tai tada kreipiesi pas Jolantą, pasiūlai tam tikrą komisinę, kad už per jos akauntą atėję žmonės, iš tų, kuriuo aš susikonvertuoju į klientus už pinigus, jai atitinkamas yra procentas. Ir kas tada gaunasi, kad iš jos duomenų bazės pas mane ateina jos klientai. Ir taip gaunasi tam tikra sinergija ir draugystė. Kitas būdas, esu dar kreipusis dar pas vieną asmenį, kuris irgi turi, pavyzdžiui, virš 10 000 duomenų bazės, ir kai jūs jau perkopėte savo klientų potencialių bazę virš 10 000, jūs jau galite netgi tapti affiliate ir, kai pas jūs kreipiasi, sakyti, mano naujienlaiškis, vienas naujienlaiškis, kuris nukreiptų pas jūs į ten kažkokį tai produktą, paslaugą ir panašiai, kaina, pavyzdžiui, žinau, kad pas vieną žmogų kreipiausi, tai, pavyzdžiui, jo kaina yra 300 €. Vienas naujienlaiškis. Tai jau net perkopius tavo, sukaupus tą bazę, tai jūsų potencialūs klientai tampa kaip nafta ir iš jų jūs jau galite uždirbinėti. Dabar yra labai, irgi pasidalinsiu savo asmeninę patirtim, kadangi esu irgi sukaupusi mūsų duomenų bazę, organizavau džiaugsmo festivalį, kuris buvo ne šitam tiksliniui klientui skirtas. Ir kas atsitinka, kai mes pradedam komunikuoti savo duomenų bazį, kur yra sukaupta ne tikslinio kliento, ne jam čia yra skirta. Tai aš, padarydama visus veiksmus, gavau lygiai 0 konversijos. Nes mano potencialių klientų bazė buvo auginta solo verslo, ant mokymų, ant asmens prekės ženklo, būtent ant šitos temos. Ir paskui jam, kaip sakant, ne prie ko parašai laišką, naujienlaiškį, kad čia toks festivalis gamtoj, kodėl? Ta prasme, ir nėra jokios tada konversijos. Tai čia būtent labai svarbu turėti savo kaupti pačių bazę. Ir kai mes einam į free tą dalį, jūs negalvokite, kad jūs čia viską dalinate už dyką. Taip nėra. Kai jūs sakote, aš jums duosiu kažką tai už dyką, jūsų klientai atsidėkoja, duodami jums savo e-mailą. Ir taip jūs kaupiate duomenų bazę. Ir tada, kai jūs jau turite savo potencialius klientus, jūs jau galite po truputį juos e-mailingu, po truputį konvertuoti, kviesti į aukštesnės vertės savo produktus. Tai pavyzdžiui, čia pasakysiu 100 €, bet čia galima būti daugiau. Ir čia, pavyzdžiui, gali jau 500. Jūs juos pratinate po truputį, mažom dozėm, jumis pasitikėti. Dabar dar papasakosiu, kas geriausiai veikia ir kas geriausiai man veikia. Būtent iš kaupimo į šitą sriubą, šitą tą viršutinę dalį, kaip geriausiai pasimti tuos tikslinius klientus. Tai dar neradau geresnio varianto kaip testas. Tai pati naudoju Interact quiz. Tai yra įrankis ir gal iš jūsų esate, kuris iš jūsų nors yra daręs identiteto testą apie archetipus.
Ar kas nors yra darę? Taip. Taip, darė. Ir tikriausiai ne vieną kartą. Tikrai taip. Aha, žiūriu laiką, man čia reikia paskubėti. Taip, tai būtent tas kvizas ir yra, ir papasakosiu istoriją. Žmonės nori daugiausiai žinoti apie save. Ne? Ir tu juos pagauna testas, jie už tą padaro testą ir gauna atsakymą apie juos pačius. Ir dabar kažkada aš ten pradėjau tą testą laidyti ir pas mane pasikreipė marketingistas, FB menedžeris, kuris sako, aš specializuojuosi vadinamuose tose gaudyklėse ir lyduose. Lydas dar kitaip yra vadinamas kontaktu, ne? Kad pagauti kontaktą ir įsidėti į tą duomenų bazę. Ir su juo, sakau, gerai, darom pokalbį, gerai, darom pokalbį. Ir mes darom pokalbį. Ir jisai sako, tai aš tau galiu vieną klientą atvesti už 2 eurus. Tai 2 eurai tai yra sumoki Facebook'ai, plus PVM. Ne? Ir plus mano įkainis mėnesinis darbas. Sakau, tai koks tavo įkainis mėnesinio darbas? Sako, 600 eurų. Ir plus dar vienas klientas atvestas, vienas kontaktas atvestas, tai net nėra konversija, o kontaktas tik tai į duomenų bazę yra 2 eurai. Aš jam sakau, o tu žinai, kad sakau, aš kai naudoju testą, mano testą praleidžia visos absoliučiai grupės, kurios neleidžia reklamuotis. Gal esate susidūrę su tokia problema, kai turite kažkokį susikūrę FB eventą, norite pakviesti auditoriją ir panašiai, yra nedaug tų grupių, kurie leidžia reklamuotis. Tai, pavyzdžiui, jeigu žiūrint moterų tokiam grupėse, taip labai neblogai veikia šis Glowing, tai ten, pavyzdžiui, ten reikia sukti, mąstyti, kaip čia ką parašyti, kad tave praleistų, kaip čia užslėptą reklamą padėti, ar paprašyti pagalbos, aš nežinau, kaip jūs, bet ten aš ten visada suku visai smegenis, ne? Tai su testu mane visada praleidžia, nes aš ateinu iš karto su verte. Ir 1 kartą per mėnesį, pusę dienos tik tai darbo, tai sėdžiu nuo ryto ir neršiu po visus grupės, jau aišku pasiruošusi tekstą ir panašiai ten vizualą ir dėlioju tą per visas tas grupės, pro kurias nepraleidžia reklamos, šitą testą ir aš per pusę dienos taip pasidarau nuo 50 kontaktų iki 70 kontaktų naujų. Ir tam aš FB menedžeriui sakau, tai jeigu aš už dyką tai gaunu, kodėl aš turiu tą samdyti? Jisai sako, jo. Tai būtent šitas įrankis geriausias yra, mano tikrai, aš sakau, nuoširdžiai išbandytas, geriausia gaudyklė pagauti tikslinį klientą. Tai mes jį pasigaunam ir po to naujienlaiškiais mes jį susikonvertuojam. Ir dabar yra toksai galbūt klausimas. Oi, taigi čia spam, nenoriu spaminti ir panašiai. Tai pamirštam, kad tai yra spamas. Ar žinot, kas yra spamas? Spamas yra, kai jūs rašote naujienlaiškius ir pristatinėjate tik tai naujienas. Jis ne veltui vadinasi naujienlaiškiai. Ne? Tai jeigu jūs kiekvieną savaitę pristatinėjat naujus produktus, kur net kaip sakant, net nesigilinat, ar tai auditorijai jų reikia, ne? Nes žmonės neperka produktų, jie perka sprendinius savo problemai. Ir dabar, kodėl aš ir naujienlaiškiuose, ir per komunikaciją labai daug kalbėjau apie vadinamą storytellingą, tai panagrinėkime, kaip žmogus priima informaciją. Čia mūsų žmogaus protingosios smegenys. Viršuj yra vienas pusrutulis, yra atsakingas už čia skaičiuotuvas. Nuostabi dailininkė su skaičiuotuvas yra už analizę, o kita smegenų dalis yra atsakinga už čia paletę, už vizualinį mąstymą, ne, už kūrybą, už kūrybiškumą. Ir būtent visa šita smegenų dalis
sudaro 75% visų žmonių smegenų. Po jomis yra smegenys, kurios yra atsakingos, tai yra limbistinės smegenys, jos yra atsakingos už emocijas. Ne? Tai mano mokytas, tai aš tiesiog kaip jisai daro, nes man labai patinka jo koncepcija, čia sako, yra beždžionka. Ne? Emocija, žinai. Ir apačioj yra vadinamas krokodilas, tai yra reptilinės smegenys, pačios seniausios. Dar nežinau, kokie mes ten buvom reptiloidai ar ten kažkokie homo sapiens, tai šitos smegenys yra pačios seniausios. Ir būtent šitos dvi smegenys sudaro 25% mūsų smegenų. Bet šitie 25% smegenų apsprendžia pirkimą. Ne šitos smegenys protingosios. Mes tik tai nusprendžiam jų senovai, ar pirksim ar ne, ir paskui apracionalizuojam. Čia yra neomarketingas, čia yra moksliniai tyrimai, kad žmogus priima informaciją iš apačios į viršų. Vadinasi, kad per reptilinės smegenys, kaip veikia marketingas. Dėl to sako, marketingas tai yra trumpos žinutės, užkabinti, pagauti ir panašiai. Taip, nes marketingo pagrindinė funkcija užkabinti, tai vadinasi hukas. Mes užkabinam su marketingu ir tada praleidžiam per emocijas. Ir būtent per emocijas šitoj būtent daly žaidžia storytellingas, nes tik tai yra vienintelis įrankis, storytellingas, tai yra vienintelis įrankis, kuris gali per tą, kaip sakant, prajuokinti beždžionę, paveikti tą beždžionę, kad beždžionė praleistų visą kitą informaciją į protingasias smegenis. Ir jeigu mes neturime emocijų, neturime nieko, dėl to yra labai svarbu būti asmens prekės ženklų, ne prekės ženklų, nes prekės ženklui yra 100 kartų sunkiau perteikti emociją. Kad jisai padarytų kažkokią tai reklamą, kuri būtų emocinga ir panašiai, kiek reikia įsivaizduokite kaštų, video vizualika, scenarijų, aktoriai ir panašiai, kad jie kažkokią tai emociją perteiktų, kai yra prekės ženklas. Mes turime tokią duotybę, kad mes esame žmonės ir paprastais būdais, tiesiog email marketingu mes turime dalintis istorijomis. Bet tos istorijos turi kelis tokius kertinius dalykus. Istorija, jeigu žiūrėtumėm, kaip vaikas pasako istoriją, kaip yra chronologija, tai yra pirmas žingsnis, buvau ten, padariau tą, paskui nuėjau ten, paskui padariau tą, paskui pavalgiau, paskui ten dar kažką tai padariau. Tai čia yra atpasakojimas. Jis neparduodant istoriją. Parduodant istoriją yra visų pirmiausia apie tikslinį klientą, nes žmogus perka savo istorijas. Ne mūsų istorijas, o savo istorijas. Dėl to labai yra svarbu pažinti giliai, labai giliai savo tikslinį klientą. Ir pagrindinis principas geros istorijos yra vadinamas įsitikinimų laužimas. Įsitikinimų laužimas dar yra dar kitaip vadinamas, jeigu mes turėtumėm, pavadinkim, čia tiltas, tiltas, tai mes turime pastatyti naują suvokimo lygį pas savo klientą. Ir čia jisai stovi čia, tai mes savo istoriją jį turime čia palydėti iki vadinamos transformacijos.
transformacijos. Ne? Visos mūsų istorijos turi transformuoti į naują klientų suvokimo lygmenį. Ir čia jau prasideda, va čia įdomioji dalis, ne, storytellingo. Nes dar yra, tik tai žiūriu, laiko nebėra, storytellingas ir dar yra atskirai story sellingas. Ne? Ir čia dar visi šitie dalykai turi tam tikrus veiksmus ir algoritmą. Ir tada jau pabaigai, kadangi sakiau, tikrai valandai turi suspėti. Ne? Pabaigai. Ne? Trečia paslaptis, kurią norim pasidalinti, tai yra kokia yra veiklos sugreitėjimo formulė, kuri veikia. Tai pasitikėjimo, atsiprašau, čia kliksi. Norint gauti pasitikėjimo greitį, reikia turėti aukštą pasitikėjimą tarp savo tikslinės auditorijos, kuri dauginasi iš greičio į aukštį ir dauginasi iš reklamos kaštų, kurie visada mažėja. Nes mes jau galime viduje veikti, viduje, piltuvo viduje, nes mes jau turime pasitikėjimą. Bet jeigu mes turime žemą pasitikėjimą, mes turime žemą greitį ir aukštus reklamos kaštus. Taip yra vadinama pasitikėjimo greičio formulė. Kaip mes turime sugreitėti? Turime pasitikėjimą laimėti. Pasitikėjimas laimimas per piltuvus, per nemokamus produktus. Tai jeigu pasižiūrėtumėm, jeigu jūs esate klientas, jeigu pasižiūrėtumėm, kaipgi veikia pardavimų piltuvai, net ne pardavimai, o tiesiog pardavimai didžiosiose, pavyzdžiui, kart ir korporacijose, įmonėse, tai dažniausiai jie susideda iš 3 dalių. Tai yra naujų klientų pritraukimas, na, ir šitą funkciją dažnai padaro arba marketingas, arba būna asmuo pardavėjai tokie. Ne? Tada, kai prisitraukia naujus klientus, arba marketingas atveda srautą, tada vadinasi konvertuojami pirmi klientai. Ne? Tai jeigu dirba pardavėjas, tai tikriausiai kiti pardavėjai, jie tai yra 3 sluoksnių, pardavėjų filialas, bet jie susidarė iš 3 dalių, tai jau dirba kiti žmonės. Ir paskui čia dar yra paskutinis, yra pakartotiniai pardavimai ir šitus daro dažniausiai pardavimų vadybininkai. Ir čia pasipasakosiu tokią istoriją, kai turėjau savo draugę, kuri labai daug metų dirbo pardavimų vadybininkė, aš tada dar visai kitą verslą dariau. Nu ir aš dar nežinau šitų, žinokit, dalykų, aš ten dariau, kaip man išeina, klasikiniu būdu, net ne klasikiniu, ten katastrofišku būdu, kaip aš vadinu, mes turėjom freelancerių kontorą, taip, kad projektas, padarom projektą ir vėl nėra, nes nėra pardavimų, ir vėl tada dirbi pardavimus, tuo metu išleidi pinigų ir vėl toks užburtas ratas. Ir tada, atsimenu, mano ta draugė ir sako, tu nemoki parduoti. Nes ten reikia tau pardavėjo, ten tų reikalų, ir aš taip įtikėjau tuo mąstymu, kad aš nemoku parduoti, nes jinai taigi dirbus pardavimų skyriuje. O pasirodo, kad jinai buvus pardavimų vadybininkas, jisgi neieško naujų klientų, jis dirba su esamais kažkas, tai anksčiau atvedė tuos klientus, pritraukė, ar marketingas, ar kažkas juos pritraukė, ne? Ir jos darbas buvo tik tai aptarnauti. Jeigu išeina kažkas paskambinti, ne, jau esami, jie jau yra karšti klientai.
Tai dirbti su karštais klientais tai nėra pardavimai. Pardavimas tikras yra va čia va yra pats va šitoj va dalyje, pats sunkiausias dalykas. Ir tada dar paskutinį dalyką norim papasakoti apie tai, kaip kokie yra dažniausiai pardavimuose, kadangi jūs esate dabar seminare, čia seminaras irgi yra pardavimų dalis, dažniausiai yra konversija kokia, kad pardavimai, aš tikrai tikiu šituo dalyku ir visada ir man tiesiog visais veiksmais patvirtina, kad pardavimai yra sistema ir tam tikras veiksmų kiekis. Nėra tam tikrų veiksmų padaryta, nėra rezultato. Ir kiek esu kartų kažkaip tai kartais bandau sutrumpinti tam tikrą kelią. Arba atsimenu, vienu momentu dariau vieną labai gerą seminarą, mes padarėm, labai daug pritraukiam žiūrovų, atrodo, visi veiksmai buvo padaryti ir ten buvo vasara ir jau po seminaro yra atitinkami veiksmai ir aš jų nepadariau, nes tiesiog išvažiavau, turėjau susitikimą Kretingon ir aš ten porą dienų turėjau tam tikrų verslo susitikimų ir aš nepadariau tam tikrų veiksmų ir neturėjau konversijos, nes konversija yra matematika. Pardavimai yra matematika. Tai dabar maždaug, kad jūs suvoktumėte, kaip yra su ta matematika. Ne? Tai jeigu jūs prisitraukėte, pavyzdžiui, 100 registracijų, tai jau iš kažkur gali būti tai iš reklamos, nebūtinai iš duonvazės ir panašiai, bet jau yra, pavadinkime, nauji klientai, ne? 100. Tai ateis gyvai maždaug apie 30%. Ne? Ir tik tai iš tų gyvų atėjusių, tik iš gyvai atėjusių yra 7% pirks. Bet ir tie 7% nepirks, jeigu, pavyzdžiui, po seminarų yra netliekami tam tikri algoritminiai veiksmai, kuriuos privalai padaryti, kad susikonvertuotum į tuos 7%. Tai tie algoritminiai veiksmai, tai pavyzdžiui, yra 3 emailų sekos. 3 emailų sekos. Tai va šiandien pabaigsim seminarą ir tada galėsite matyti, aš jums rašysiu 3 emailų sekas. Ir svarbiausias momentas, kad padidinti šitą 7% yra dar vienas būdas, tai yra skambučiai. Ir skambinat jūs, kaip sakant, jau ne šaltiems, kurie, ten tą, kaip aš seniau dirbu skambučių centre, ten atlikinėjom tyrimus tam tikrus, ten išlaikyti ragelėje 10 minučių, kad atsakytų man į anketą, tai ten tikrai buvo iššūkis, bet tu skambini visiškai duoda sąrašą žmonių, ten skambini į nieką, tu nežinai, kas tau atsilieps. Ne? Tai kai čia skambini jau su tai žmonėms, kurie, pavyzdžiui, buvo seminare, tu jiems patikai, galbūt nepatikai, nežinau, bet jie jau su tavim yra pažįstami. Ne? Jūs jau turėjote kažkokį tai santykį. Tai tas skambutis, jeigu jį atlieka ne šiaip vadybininkas, ne, o jūs pats, kuris vedėte seminarą, tai šis skambutis pakelia jūsų konversiją iki 70%. Bet jeigu tai daro kažkoks vadybininkas, ne jūs, nes tik tai jūsų vardu, tai maždaug galite tikėtis apie 20% konversijos, papildomos konversijos. Tai štai tokia yra ta matematika, kaip jūs galite susikonvertuoti į pardavimus. Ir čia nebūtinai, pavyzdžiui, tokias kainas, čia jūs galite pardavinėti ir aukštas kainas. Ne? Vat per seminarą tai galima pardavinėti ir aukštas kainas, tai nebūtinai ten už 30 eurų, ne už 100 eurų, ne? Bet maždaug tai gali būti tikrai aukštesnis. Ko reklamai reikėtų iš tikrųjų labai labai daug išleisti. Taip, tai dabar aš jau užtrukau 7 minutėm vėliau, bet mes pradėjome, man atrodo, irgi 7 minutėm vėliau ir ką norėjau per turinį, tą aš jums papasakojau. Ir dabar mano jums klausimas būtų, ar pasiekiau tikslą
ir parodžiau, kaip veikia asmeninio marketingo sistema. Ir kaip galima iš tikrųjų džiazuoti ne socialiniuose tinkluose, bet per email marketingą. Taip. Ačiū, Karolina. Man netgi atėjo atsakymas į vieną klausimą. Nes vat pradžioje tau minėjau, kad pakvietė čia, žodžiu, padėti prie vieno projekto. Labai įdomi tokia įmonė, kuri dirba sveikatos srityje, yra unikali Lietuvoje. Siūlo labai įdomų ten paketą sveikatos tokių kaip ir mokymų paslaugų orientuota į grupę žmonių, kurie serga vėžiu, reiškias, arba šeimos nariai ir taip toliau. Yra unikalus Lietuvoje produktas, ir žodžiu, ten yra tikslinė grupė, sakykime, 60 organizacijų Lietuvoje, kurie galėtų juos pasikviesti, yra tam tikras finansavimo modelis, kad jie galėtų gauti, tas, reiškia, ta įstaiga turi tada pasikreipti į tam tikrą organizaciją dėl pinigėlių, ir tokiu būdu, reiškia, prašo, sukontaktuoti su tais biurais, kad kaip ir parduoti tą mokymą vis. Ir dabar tavęs beklausant, tai reiškia tokia mintis, kad, nežinau, pataisyk, jeigu teisingai ar blogai galvoju, kad, galbūt pasiūlyti verta tą įmonę pirmiausia, reiškia, pristatyti kažkaip, ne tai, kad pristatyti, bet kažkokį nemokamą tokį, žinių pasidalinimą, kaip tiems pakvietus visas tas įstaigas, tada, kad pakelti tą žinomumą, tada atitinkamai parašyti dar kažkokį tai laišką jau detalesnį, nežinau, pakviesti kažkur registruotis, reiškia, pristatyti apie save, ir tada atitinkamai jau, tada tik tai skambinti su konkrečiais pasiūlymais. Nežinau, prašau, pataisyk mane. Dabar pataisysiu, šitam seminare nebuvo dviejų dalykų išskirtų, kas yra dideli pardavimai ir, pavadinkime, jais mažesniais pardavimais. Jeigu tu B2B sektoriuje, tai B2B su B2B, ne? Tai yra verslas verslui. Verslas viešam sektoriui. Tai čia jau yra truputėlį kitos taktikos naudojamos. Supratau. Jo, čia truputėlį kitaip. Ir galiu irgi pasidalinti patirtim, kai, nežinau, kokie čia eina čekiai ir panašiai, bet aš atsimenu, kai man reikėjo ieškoti rėmimo konferencijai ir paprašyti, pavyzdžiui, už rėmimo 8 000 eurų, šita suma buvo skaitoma dideli pardavimai ir jie nėra taip daromi per šitą būtent piltuvą. Jie yra daromi asmuo su asmeniu, absoliučiai asmuo su asmeniu. Ir tai net nėra taip, kad skambinti šaltų skambučių pardavimų vadybininkai ir panašiai, ir netgi netaip daroma. Daroma taip, kad tu turi išsiųsti, rasti, dėl to veikia labai verslo BNI, pavyzdžiui, yra, kur sušildo kontaktą, ne? Per ryšius ir kontaktus vienas būdas, galbūt per šalutinį asmenį, kuris dirba tenai, kur tu gali biškai sužinoti apie įmonę, apie jos poreikius, ne? Ir tik tada skambinti šaltai, kad tave priimtų ir net neskambučiu pardavinėti, tave turi priimti, tu turi sukurti ryšį ir ten jau vyksta grinai tas pardavėjo darbas asmuo su asmeniu. Tai čia yra didieji pardavimai. Ką aš čia labiau pasakoju apie mažus pardavimus, tai yra apie solo verslui, ekspertui, nebūtinai ekspertui, čia tą patį taktiką gali produktams naudoti, bet čia yra toks kitoks, mažesniems skirtas. Taip, ačiū. Jo, bet kažkokias dalis tikrai gali panaudoti, mąstant apie ilgalaikę perspektyvą komunikacijos ir žinomumui skatinti. Gal dar kas? Labai, Vilma, aš noriu pasakyti, kad man labai patiko tavo nuoširdus pasakojimas, toks atviras ir betarpiškas, ir aš tikrai noriu patvirtinti tai, ką tu pasakėjai, ir tos procentus, ir viską, nes tai yra mano iš
20 metų praktikos patikrinta irgi, bet aš nuolatos noriu mokytis ir visada noriu mokytis iš jaunų žmonių, nes šiandien irgi turėjau pokalbį, kad mes nieko nebegalim patarti jaunai kartai, mes galim tik iš jų mokytis. Tai va, aš iš tiesų labai esu tau dėkinga ir būtent su asmeniniu marketingu aš pati dirbu ir žinau, kad asmeniniai kontaktai ir asmeninis ženklas, vadinkim ar ne, žinomumas asmeninis, na, smulkiuose versluose ir smulkiuose pardavimuose, tai yra vienas iš pagrindinių dalykų. Ačiū tau labai. Ačiū, Aurelija. Mesgi buvom susitikę, man atrodo, per Aurimo mokymus, ne? Taip. Jo, taip, čia buvo mano pirma pažintis. Aurimo Mikalauskas vedė pardavimų formulės. Taip, ir aš daug irgi ne vienam seminarė ir Algirdo Karaliaus buvus ir tą sistemą irgi ne vieną kartą jau naudojus ir pati ačiū tau labai, tikrai patiko man. Tai gerai tada, kadangi mūsų mažai yra, bet vis tiek aš turiu jūsų paklausti, kas iš jūsų konkrečiai galbūt norėtų sužinoti jau toliau, kaip sakiau, seminaro turinys jau yra papasakotos, bet turiu pasiūlymą, kaip tą vadinamą info verslo modelį galėtų įgyvendinti su asmeniniu vedimu. Tai jeigu norite, aš pratęsiu, jeigu nenorite, tai nepratęsiu. Tai jeigu toliau kalbat, tai galit kalbėti. Tai tada aš pratęsiu, ką aš esu sugalvojusi, ne? Tai dar noriu papildyti apie tai, kad atsimenu tą dviratuką pasakojau, ne, ta mergaitė sukasi ant to dviračio kaip ant verslo modelio, ne. Tai vien tai mergaitai, kad atsisėsti ant verslo modelio, reikia va tokį ledkalnį pasidaryti. Tai tas ledkalnis ir yra, nes tą moterį, kaip mes ją matome, ne, tai mes matome tą ledkalnio tik viršūnę. Bet visa apačia, apie ką jinai yra, kaip aš visada sakau, iš vidaus turi išeiti. Ne? Ir tą visą vidų iškapstom ir sukonstruojam tą ledkalnio viršūnę. Tai ta apačia asmens prekės ženklas, kaip ir prekės ženklas, tai yra vienoda anatomija, susideda iš pamato, iš vizualinio identiteto, iš komunikacijos strategijos ir tai į viršų, ne, ką jau mato reklama, web fotografavimas, ne, marketingas ir tiesiog atstovavimas gyvas. Ne. Mes tik tai te matom, bet visa tai, ką mes matom, buvo kažkaip sukonstruota. Tai ir konferencijai mes irgi tai darom per būtent šitą anatomiją, tai yra pamatas, vizualas, komunikacija ir pardavimai. Tai aš esu sugalvojusi ir jau mes antrą norim paleisti moterų grupę. Pirmą mes jau paleidome, kaip sakant, uždarėm geštaltą. Turėjom 15 moterų bandomuosius triušius, iš kurių iš tikrųjų pasidarėm tam tikras išvadas, pasitvirtinom, kas buvo gerai padaryta, kas buvo blogai padaryta, kas buvo ne iki galo pradirbta ir panašiai. Ir dabar aš turiu tokį pasiūlymą pagerintą versiją tos pirmos versijos pilotinės, mes ant jų išsibandėm ir gavom tą grįžtamą ryšį, kad startuojam su nauja moterų grupe, su asmeniniu tuo lydėjimu link to info verslo modelio, su asmens prekės ženklu. Per 4 mėnesius vesime per sisteminės žinias, per 4 modulius, 4 mėnesiai, 4 moduliai. Ir aš jį vadinu klubu, bet iš kitos pusės tai yra kaip ir mokymų programa, kad mokinama tik tai, kas pačių išbandyta ar veikia. Tai nebus jokios teorijos, kur mes patys, kaip sakant, neišbandę arba nieko nepadarę ir čia dėstoma, ne? Viskas bus praktiškai padaryta ir lydėsim kiekviename žingsnyje ir galiausiai jūs tampate įtaigus ekspertas rinkoje. Ne, ir kaip mes tai darysime, tai 4 moduliai, 4 mėnesiai, tai kaip ir tam ledkalnyje, ne, kaip ir pačias brandumą, kurį dariau, tai pamatas, tai yra tvirtas esmės susidėliojimas, pagrindinės žinutės ir tikslinio kliento apsibrėžimas, gilus tikslinio kliento pažinimas, nes netgi norint per šitą seminarą taikyti maždaug tam tikrus modelius, kaip galėtų pritraukti ir panašiai,
kaip aš pasakoju apie džiaugsmo festivalį, reikia žinoti, kam tai yra skirta, kaip kalbėti, kokie skausmus turi, kokius mes turim įsitikinimus žmogui paneigti, kad jisai būtų linkęs pas mus pirkti. Ne? Tada yra tas užnugaris vizualinis identitetas, tai aš padėsiu padaryti Canvoje Brankitą, tai yra toks mažesnis variantas Brandbooko jūsų veiklos, susikursime šablonus kartu jūsų komunikacijai, susikursime fotosesijos scenarijų, irgi ne bet kokį, kaip jūs ten įsivaizduoti arba kokia norit būti, nes esu ir parašiusi knygą apie tai, kad mes turime rodytis tokie, kokie esam, o ne kokie mes įsivaizduom norėtumėm būti. Tai va, ten yra tam tikrų įrankių, visokių tokius dalykus iškasti, kaip iš tikrųjų, kaip ten yra, pritaikyti ir vizualų, ir archetipus. Ir komunikacija, ir būtent komunikacijoje mano kolegė Laurina labai fainiai toj pasidalinsiu savo įžvalgą apie tai, kad toj komunikacijos strategai nebeturės darbo, nes įvaldę dirbtinį intelektą, jūs puikiai galite susikurti savo komunikacijos strategiją, puikiai galite susikurti savo komunikacijos tinklelį, jums nebereikia žmonių, kurie jums už tai darytų ir jų žinių, bet yra vienintelis dalykas, į dirbtinį intelektą reikia įdėti teisingą informaciją. Ir būtent komunikacijos modulė mes dėsim teisingą informaciją, kurią jau būsime pirmam ir antram modulėje iškapstę. Ir tada gausime rezultatus. Ir jau tą kompetenciją, kurią jau atvysite, jūs bet kur, bet kada galėsite pritaikyti ir būti pats savo komunikacijos ekspertas. Ir lygiai taip pat, jeigu jūs turite prastą, gal nepasitikit, gal nemokat rašyti ir panašiai, tai internetas man, matot, ne, čia visi sustojot, matotės, ne, tai yra būdų, kaip žinant, pavyzdžiui, kaip pasakau, įsitikinimo, jeigu žinot, prieš tai pasidarę būtumėm jau tuos namų darbus, ne, jeigu esate prasta rašytoja ir panašiai, tai mes tiesiog kurtumėm scenarijų, apie ką jūs turėtumėte rašyti ir jūs jau žinotumėte, koks jūsų balso tonas, kaip jūs maždaug mėgstate, koks jūsų archetipas, kaip jūs individualiai šiaip rašote ir panašiai, ir jūsų dirbtiniu intelektu galėtumėte irgi jau susikurti savo e-mail marketingo tinklelį, ne, kaip jūs galėtumėte visą tai pasidaryti. Manęs kažkas klausė, ar aš naudoju dirbtinį intelektą e-mailams, ne? Aš jį, žinokit, pradėjau naudoti gal tik kokias 2 savaitės. Tai, bet visą savo duomenų bazę, tai aš, kaip sakant, kažkaip pati rašydavau, sukūriau, bet kai Laurina pravedė tuos dirbtinio intelekto mokymus, ne, mūsų liderino mergaitėm, tai galvoju, o geras, tai aš irgi čia pradėsiu, ne, irgi kartu, ne, tai aš kartais irgi panaudoju tam tikras frazes jau ir irgi viskas pagreitėja. Tai viso šito irgi apmokom, kartu su tuo jau einam į parduodančius seminarus, kaip juos pasidaryti ir jau ten, vat, kaip Aurelija, ne, mes mokėmės, irgi atskleisiu, mes mokėmės pas Aurimą ir pirmais metais, kai mes Brandvumą startavom, tai visas konversijas darydavau su Aurimo metodika ir su Aurimo būtent ta parduodančios formulės sistema. Bet aš taip labai tokia buvau gabi mokinė, tokia pirmūnė ir jau kaip jau pasakė, taip ir darau, ne, visus tuos algoritminius veiksmus ir panašiai, bet man vienas toks dalykas labai kliuvo, tai yra, kad toks labai būna ištęstas, tu ten taip, nes jis taip paėmė iš tokio amerikono modelį ir tas tęsimas ten daug tiek tos savo istorijos reikia pasakot, kai jau reikia prie esmės tos vertės gaunasi labai mažai, bent jau man taip gaudavosi. Ir tada aš susižavėjau visai kitų panašių, bet kitų modelių ir man jisai yra veiksmingesnis. Aš kažkaip greičiau viską pasidarau, tie seminariniai yra tokie ilgi, ne, ir kažkaip viskas greičiau. Tai pasiėmiau būtent iš Russelo Bransono šitą mokymą, kurį man perdavė Algirdas Karalius. Tai va, čia toks niuansas ir skirtumas. Tai tie 4 mėnesiai, tai va, taip maždaug išsidėstytų, tai yra žinios, teorija, tai į mėnesį, ne?
2 teoriniai susitikimai online, 2 praktiniai susitikimai online, 4 grupinės konsultacijos, tai jeigu teorija praktika pirmadieniais, tai konsultacijos grupinės būtų ketvirtadieniais iš ryto. Ir tai nebūtina ketvirtadienis jungtis, jeigu pasidarote viskas aišku, namų darbus ir panašiai. Ir tada vienas būtinai gyvas susitikimas visos dienos, užbaigimas, tai būtų savaitgaliais, jeigu nes iš kitų miestų, kad būtų galėtų atvažiuoti. Ir mes jau gyvai viso susitinkam ir užbaiginėjam praktiškai pirmą modulį, kas kur atsilikę ar panašiai, kažkas kažkur nesigauna, kartais reikia mano dizaino ranko, ne, galbūt reikia kažkokios techninės pagalbos ir panašiai, tai va čia va tokiu visos dienos kombo būtų workshopas. Ir taip maždaug visi 4 mėnesiai išsidėstytų. Tai čia yra pirma pakopa ir praėjus vieną pakopą narės gauna 4 bilietus į brandumą, į tas 4 dienas. Ir antra pakopa yra viešo kalbėjimo mokymai pas Andrę Kudirkaitę, kuri vyktų jau rugsėjį kartu su konferencijos pranešėjais. O mes konferencijų turim apie 28 pranešėjus, tai aišku, ne visi ateina į mokymus, bet kartu visas lyderinas mokytųsi su pranešėjais. Ir Ingrida, mūsų lyderinarė, papasakok savo patirtį pas Andrį. Tai apskritai visa patirtis buvo kažkas tai tokio, labai, iš tikrųjų, labai tie mokymai ir įdomus, ir praktikos labai geros, svarbios, kai pasižiūri į save ir kur tos paieškos, nes buvo, aišku, merginų, kurios jau veiklas vyksta seniai, tai jom ten buvo paprasčiau, man, kadangi neseniai, tai man tie ėjimai, tai, gal ne tai, gal kažkas, o Sandrijos mokymai tai išvis buvo kosmosas, nes tos teorijos yra teorijos vienokie dalykai, bet pavyzdžiui tos praktikos, kur mes praktiškai mokėme savo pasiruoštas kalbas sakyt, iš pradžių pirmas 2 susitikimus ruošėmės, aš kad sukūriau kalbą, pati nuo jos kaipavau. Ir kai atėjo paskutinis 3 susitikimas, reikia kolegom pristatinėti po gabaliuką, man pasako pastabas, aš išsibraukiu, pasako pastabas, išsibraukiu arba kažką įsidedu ir tada žiūriu mano pradžia su pabaiga. Nebesutarė, bet iš tikrųjų, kas buvo faina, kad man dabar žmonės sako, kad mano tekstai žymiai pagerėjo. Žymiai įdomiau skaityti, nes kalbėti dar aš kalbu tų ilgų kalbų mažai, bet irgi per brandumą gavom iššūkį kasdien po 1 minutės video. Tai aš vis dar nuo spalio vidurio darau. Ir tie irgi, jie yra visokie, bet aš jau drąsiai. Ir kaip anksčiau man būdavo gėda, nejauku, tai po Sandrijos mokymų aš labai drąsiai kalbu, labai to pasitikėjimo savim kalbant labai daug davė. Ir ta struktūra, kurią aiški tam ilgam pokalbiui, jinai trumpam yra šiek tiek kitokia, bet jinai irgi duoda labai daug to tikrumo, užtikrintumo, pasitikėjimo savim. Tai labai džiaugiuosi, kad sudalyvavau. Ačiū tau, Ingrida. Tai aš ką aš išmokau, nes aš ne vieną kartą einu pas Andriją, ką aš išmokau, kai tu turi struktūrą, ne, tą rūbą, kurį bet ką gali apsirengti, tai bet kokioje situacijoje reikia ir iš karto tą struktūrą pritaikai. Bet kokiais gyvenimo atvejais. Ta pati struktūra netgi panaši yra seminarų vedime, kaip viešam kalbėjime. Tai yra ta patys, lygiai taip pat ta struktūra taip sudaryta, kaip mūsų smegenys priima informaciją. Tai man labai patinka, kad aš visur matau tą koreliaciją, ne? Kaip aš moku ir kaip ateina viešas kalbėjimas. Ir
tą struktūrą matau, kodėl jinai tokia yra, ne? Nes viskas tas yra, kaip žmogus informaciją priima. Tai va, tai einant būtent šitų kelių kartu su pranešėjais mokytis pas Andriją, 4 iš klubo nariai, nežinau, šildys 4 pranešėjus, tai čia yra mūsų praeitų metų pagrindiniai pranešėjai, nes Lyderino mergaitė stojasi į sceną tik tai grinai prieš pagrindinį pranešėją, kuris yra tos dienos pagrindinis pranešėjas, tai aš vadinu šildą. Ir vertė, tai žinokit, aš nežinau šito dalyko vertės, aš jos tiesiog negalėčiau įkainoti, nes mano giliu įsitikinimu, kad tave pakviestų kalbėti ant scenos, reikia gerai būti rinkoje, praleistą žodį, pabuvus, kad tave pakviestų. Kartais 20 metų ekspertai dirba savo srityje ir niekada ant scenos nebūna. Tai, kad tave pakviestų, tai reikia arba, kad tave išvelgtų kaip labai gerą lektorių, turi būti pasižymėjęs, turi būti žinomas ir panašiai, o tie mažiukai, brendumas niekada nebuvo kurtas tik tai žinomiems lektoriams. Aš visada maišau. Man labai yra svarbu, kad ateitų nežinomi. Man labai svarbu, nes brendumas buvo kurtas ir jiems, kad jie ateitų ir pasimtų auditorijos dėmesį. Ir aš kaip sakau, eikit, atsistokit ir susikonvertuokit, bet čia yra jau jūsų atsakomybė, kaip jūs susikonvertuojate būtent tą dėmesį. Ir būtent kiekvienas pranešėjas, yra pas mus konferencijos žurnalas, kiekvienas absoliučiai pranešėjas turi savo vietą žurnale, kur ta žurnale, visus metus iš tikrųjų moteris vaikšto su žurnalais ir ne dėl to, kad čia yra pranešėjai, čia vaikšto tai ne dėl to, kad šitam žurnale yra metodinė medžiaga, kuri yra daugkartinė, bet kokiais gyvenimo atvejais, kuriant savo asmens ar prekės ženklą. Tai kartu su šita verte ir pranešėjas kartu jo informacija lydi tą dalyvį, kuris yra konferencijai. Tai čia mūsų Lyderin mergaitės, tai čia Jolita kalbėjo 1 dieną, Irma kalbėjo 2 dieną, Kristina kalbėjo 3 dieną ir Diana kalbėjo 4 dieną. Tai 4 moteris lips ant scenos, turės tokią galimybę. Čia yra savanorystė. Ne visos iš tikrųjų, kai kurios galėjo lipti, bet nenorėjo, pabijojo. Tai buvo vos ne tik tai 4 kandidatės iš viso klubo, kurios tikrai turėjo ką pasakyti ir tikrai buvo pasiruošusios. Tai reziumuojant, Lyderin 1 pakopa susideda iš 8 teorinių paskaitų, 8 praktinių paskaitų, 16 grupinių konsultacijų ir 4 gyvų visos dienos workshopai. Ir 2 pakopa Lyderauta, viešo kalbėjimo mokymai. Ir Lyderinas startuoja jau sausio 6 dieną. Mes jau turime pusę klubo narių mergaičių, kurios laukia tos sausio 6 dienos. Tai šiandien buvo tikslas pakviesti tą likusią dalį susikonvertuoti. Ir tai yra 150 € mėnesinė įmoka į mėnesį. Tai yra prenumeratos modelis, kai žinau, kad, kaip sakant, nepardavinėja iš karto paketo visos tos sumos, tai yra 600 € iš karto, mes išdalinam ir gaunasi tik tai 150 € į mėnesį už tokią vertę ir tokį lydėjimą. Ir Lyderautas startuoja rugsėjį, kad truputėlį po tų 4 mėnesių atsikvėpiam, susidedam save iki pat galo. Ir tai yra 3 dienų visos dienos mokymai su Sandrija Kudirkaitė ir tai yra 240 €. Paprastai tokie mokymai kainuoja nuo 600 €. Tai Lyderin mergaitės ar berniukai gautų būtent šitą kainą, kuri yra absoliuti savikaina. Ir ką baigusi turėsi, tas būtent 2 pakopas. Tai veiklos išgryninimą ir tikslinį klientą, asmens prekės ženklo pagrindinę žinutę ir vizualinį identitetą, parduodančios svetainės struktūrą, gaudyklę,
Jeigu susidomėjote būtent apie tą mano pasakojamą kvizą, ne, tai mes padirbėsim ties tuo klausimu, kaip jį pasidaryti, kaip jį susiintegruoti. Tada sistema klientų bazės rinkimai, būtent kaip viską pasidaryti, kad ateitų tie klientai į tą bazę. Tada konversijos sistema, email marketingo strategija, ne, papasakosiu, kokius būtent reikia, kokius įsitikti. Ten yra tam tikras algoritmas, kada kokią temą reikia siūsti būtent emailus, kad vėliau jie susikonvertuotų. Ir tada dirbtinio intelekto įgūdžius formuosim ir viešo kalbėjimo įgūdžius. Ir bonusas. Kaipgi be bonusų. Štai, mūsų išleista knyga apie archetipų teoriją, tai yra pirmoji lietuviška knyga šią temą, nes yra tik tai anglų kalba, tai aš ėmiausi šitos misijos išleisti būtent ne prekių ženklams skirtą, o solo verslui, kuris yra mažiukas, kad prisitaikytų tas žinias savo mažam verslui. Kad turėtų tą sąsają, kaip yra taikoma. Ir kokios yra alternatyvos rinkoje, tai tikrai esu buvusi ir BNI Lietuvoje 2 metus ir lyderystės, buvau viceprezidentė už kokybę verslo klube, ne, tai žinau, kaip ta visa sistema veikia nuostabi ir žinau, kaip veikia Startup Networkingas, ne. Turiu draugų, kurie yra pabaigę asmenybės pokyčių programą, labai irgi geri rezultatai. Pati neršiu šis Glowing grupėje, žinau, mentorės LT, sakau, ką darai gerai, irgi labai gera bendruomenė. Ir yra online kursai, VAU universitetas, irgi seku juos. Ir visi šitie dalykai yra atskirai nuostabus, bet yra atskirai. Ne? Tai jeigu norim vieną, tai einam į vieną gilinamės. Tai lyderinas, galima sakyti, apima juos visus šitus dalykus, tai mes kartu, kadangi esame maža grupelė, kaip sakant, Sparta, ne viena už kitus, ne, tai mes padedam ir rekomenduojam, tai yra uždara moterų bendruomenė, asmenybės kartu pokyčių programa, nes aš sakau, čia užauga asmenybės, tai yra aktyvuojama asmeninė lyderystė, nes ne kiekviena išdrįsta ir viešai kalbėti, ne, ir pasirodyti kameroje ten ir visus šitus dalykus, tai visą tai, kai tu žinai bent jau algoritmą, kaip tai daryti, ne, tai vis tiek kažkaip praktikos tik reikia ir įeiti į rinką. Na, tai yra sisteminiai mokymai. Mane mokė pasakysiu, ką aš darau kitaip negu visi kiti, nes mane mokė, kad prenumeratos modelis turėtų būti visus metus ir turėtų būti tai padaryti, kad bet koks žmogus bet kada galėtų ateiti ir jis kartais tada išeina. Ir man netinka šitas dalykas, nes man kertasi su mano filosofija, nes aš noriu rezultatą. Aš noriu nuo A iki B. Ir noriu rezultatą, ne? Nes aš pati buvau tokiam prenumeratos modelyje pas Algirdą Karalių. Ir iš tų, kas tenai klausydavo, ne, tai toks būdavo jausmas, kad aš viena kažką tik tai darau. Tai klausyti neužtenka, reikia ir daryti. Tai tas procentas, kurie buvo ir yra darantis, yra labai mažas. Tai aš to nenoriu, ne? Tai aš noriu, kaip sakant, rezultato. Dėl to padariau tą koncentratą. Ir kelias nueinamas, kai juo eini. Tai va, tai reikia tik tai sprendimo. Tai pristačiau jums sprendimą su asmeniniu lydėjimu, kaip galima pasiekti būtent to infoverslo modeliu kartu su asmens prekės ženklu. Tai šiandien tiek, nebent turite kažkokių tai klausimų. Labai ačiū. Prašom, Aurelija. Kitos mergaitės be kamerų, tai nežinau. Neturit klausimų. Taip. Gerai, tai ačiū Jums, aš Jūsų nebetrukdysiu ir aš labai savim didžiuojuosi, nes baigiau laiku. Čia irgi mano yra asmeninė pažanga, tai gero Jums ateinančio savaitgalio ir aš laikau čiūrus,
kad mano emailas kažkaip tai kadangi jūsų čia kažkas atsitiko, kažkokia techninė klaida, kad jūs gausite visus mano po šio seminaro 3 laiškus. Laikau čiūrus, kad, kaip sakant, išsispręs šitie techniniai dalykai. Gerai, ačiū labai jums ir iki kitų kartų. Ačiū, Vilma, iki. Iki.